atrodo, kad pirmas iššūkis silpnuolė, ta virvė. Hey kid. Tai sveiki visi, šiandien nusprendžiau padaryti video lietuvių kalba. Vakar buvo audra, tai šiandien nusprendžiau išvažiuoti pasižiūrėti, kiek yra suvirtusių medžių miške ir pabandyti juos ištraukti. Arba bent jau atitraukti nuo kelio, kad būtų galima pravažiuoti. Tai kiek prisimenat, buvo apie 30 metrų per sekundę vėjas. Vietomis galėjo būti ir dar didesnis. Tai nežinau, dabar tiesiog važinėsiu ir ieškosiu medžių ant kelio. Ir kiek bus įmanoma, atitrauksiu. Įvažiavau pirmą keliuką. Man gerai žinoma, bet atrodo viskas švaru, gražu. Kol kas nieko. Bet kiek prisimenu, ten priekyje yra gerų grybų. Tai vietoj medžių gal dar ir prigrybausim. Nu, čia tas medis jau senai čia guli. Aš jo ir nejudinsiu. Šiaip tai visur pabarstyta šakelių. Čia va toks medis. Šviežiai nuvirtęs, bet jis jau ir buvo supuvęs. Čia tokia ragatkė. O ten daugiau nieko nėra. Tai reikia lėkti atgal ir važiuoti ieškoti kitur. Va toks va. Grybauskas. Šviežias. Čia sargybinis keliauja. Biškį atpurto. Pelkių niekur nėra, bet jų nereikia. Čia toks apvirdęs. Bet niekas ir nepadarysi čia skatračio. O čia tai medis. Čia į rankom gali šitam tokį. Gal. Viskas. Man atrodo, kad pirmas iššūkis
Pirmas iššūkis tempimo po maždaug 12 km. Bet kad čia irgi su rankom galima išvalyti. Tas kelias rečiau naudojamas. Blemba, ne. Su rankom čia nelabai. Reikės gal čia virvę užkabint ir ištraukt. Nutempt taip. Nes čia gan ilga eglė. Turiu čia tokią virvę. Kas čia gausis? Nu, bandom. Bandom, kas čia bus. Reikia bandyti jungti 4. Va, silpnuolė ta virvė. Reikia daryti populiarų mazgą. Šnai. Nežinau, tas medis sunkus. Kažkaip nejauku ir traukt. Nu, antras bandymas. Vyktų čia pareistas šakant gal. Dėl kokio sunkumo. Sugalvojau kitaip. Kabinsi čia, bandysiu nulaužti tiesiog. Nes iš pačio svorio tai neina patempt. O čia turėtų nulūžti ir pravalytą pravažiavimą. Nu ką, trečias bandymas. Va. Ir yra. Nu, biškį pravažiavimą padariau. Ir užteks. Kažkas atvažiuos su benzininiais pjūklais ir nupjaus. Po to traukimo nuvažiavau jau maždaug 6 km. Visur viskas švaru. Miško vidury kažkaip viskas išlikę. Nieko neišvartyta. Eiktus, čia tai kosmosas. Nežinau, čia matos per kamerą, koks čia tas kelias. Kaip ant adatų kokiu važiuot. Nu, supratau. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nu ką, nuvažiavau maždaug apie 15 km.
Ir radau pavėsinę. Pavėsinę tokią. Va tokią. Prisėst galima. Atsisėdė. Atsisėdi pavėsiniai. Kaip ir. Toks va yra. Tai reik, manau, kad prisikabint čia kažkur ir ten taip, kad atidaryti tą pravažiavimą. Daugiau nelabai yra būdų. Bet mano virvė nutrūko, tai labai trumpa. Gal su gerve bandyt? Atitraukt. Su virve būtų geriau. Nu, bandysiu su virve. Kas čia gausis. Ką žinau, atrodo normaliai. Pažiūrėsim, kiek efektyvu. Bando buksuot. 4 varomų įjungta, bet vis tiek buksuoja. Ta virvė visa supuvus. Vandenį laikyta. Nu, aišku, medis nemažas. Kaip tokiam keturačiai. Čia jis dar neištrūkęs iš šaknų normaliai. Tai neina ištempt. O jeigu aš jį bandyčiau su rankom, iš tos pusės gal. Įkta. Oi. Pasikeitė pareigas. Gal man ten dirbta. Beveik. Ir išvalyta. Kažkiek atitraukė keturatis, o didžioji dalis viskas su rankom. Virvė nutrūkus iš abiejų galų. Viskas. Nu, traukimai baigti. Lieka nuplaut. Ir laukti kitų kartų. Nu, dar ant galo garbės apsisukimų padarom.
Nu, tai dėkoju, kad žiūrėjot. Šiandien baigsiu. Pravaliau maždaug 3-4 keliukus po audros, tai visai ganėtinai neblogai. Tas paskutinis buvo rimčiausias. Pats paskutinis. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Ir jeigu įdomu, galit pasubscribint. Ačiū ir iki. The energy chase to be ruthless.